iš tikrųjų, tai jeigu, tarkim, iškeliam kažkokią tai vertybę, tarkim, kad sveikata, ar ne, tai visada pagalvoti, kiek šita vertybė paveiks mano kitas gyvenimo sritis. Nes tuščias, kaip sakoma, indas nieko negali duoti. Tai jeigu aš pati prisipildau, tai mano verslas klestės, nes aš norėsiu dalintis, ar ne, tai visą laiką ir pagalvoti, jeigu šita vertybė atrodo niekaip dabar nesusijusi su mano veikla, bet tu pagalvok, ar jinai tikrai yra nesusijusi su tavo veikla. Kaip sportas paveiks mano gyvenimo sritis, kaip aš, būdama sveika ir energinga, galėsiu pasiekti būtent tą norimą rezultatą, kurio aš iš tikrųjų svajoju, siekiu ir taip toliau. Tikriausiai, jeigu aš negalėsiu keltis iš lovos, aš niekaip jo nepasieksiu. Kitas dalykas, mano nuotaika bus šudina ir aš tikrai perduosiu visą šitą energiją galbūt savo kažkokiam komandos nariams, ar ne. Bet jeigu aš būsiu visą laiką tame resurse savo energijos, aš su tuo resursu galėsiu labai toli nueiti. Aš savo atsakiau, atsimenu, gal prieš kokius porą metų, Eglė, jeigu tu toliau taip elgsiesi su savo kūnu, kaip dabar elgiesi, tai tu tikrai niekada neturėsi energijos, o energija yra pagrindinis užtaisas besiekiant bet kokio tikslo.